Diena visiems, tokie? Gyvas? O. Šiais metais buvo trečias mano Dakaras ir jau po pirmo Dakaro supratau, kad beprotiškai įdomus vaizdai, efektingi, smėlis, skrenda, sunkvežimiai didžiuliai, ten 12 tonų. Vaizdai netikėtini ten būnant ir atradau šitą sieną, didžiulę, kur per dieną praeina 40 000 žmonių. Nu, tokios turbūt Vilniuje nėra daugiau, tai sakau, reikia ją nukloti visą tais Dakaro vaizdais, kad bent truputėlį žmonės priartinti, va tokio per televizorių vienas dalykas žiūrėti, bet kai ateini ir pažiūri 7 metrų dydžio nuotraukas, tai malonu buvo šiandien žiūrėti per atidarimą, kaip žmonės taip vaikščiojo ir sakė, wow, tikrai. Turiu bičiulį, kuris yra pakankamai išprotėjęs, kad darytų tokius dalykus ir man yra smagu, kad yra žmonių mąstančių ne visiškai standartiškai, tai tas džiugina ir natūralu, kad labai smagu, kad tokios erdvės yra išnaudojamos tokiam tikslam, tai naujas būdas parodyti tai, kas buvo. Nes jos nėra šiaip fotografijos, jos kiekvienos yra užkrautos kažkokia energija ir tuo pankiškumu, vaikiškumu, kokio Tomas turi daug ir ko netrūksta mūsų kompanijai, tai labai džiugu, kad visą tai atsispindi čianais, tai yra Dakaras tikrai kitokios nuotraukos, kitoks vaizdas. Tai va tokia ta mintis, tikiuosi, kad žmonės ateis, paroda kabės 3 savaitės.